Veikėjai: varna, varniukas, katinas, šunsargis, knyga, mergaitė, pirmoji pelė, antroji pelė, kitos pelės. Scenoje šiukšlynas, guli išmesta knyga, senas kibiras, popierinės dėžės ir šluota. Po šiukšlyną vaikštinėja varna su varniuku ir ieško maisto. Ką nuo žemės tu pakėlei? Trupinėlį gal radai? 3. Neradau nė trupinėlio. Alkanas esu labai. Pelės viską čia suėdė, nieko nebėra gardaus. Negi nieko jos nebijo, šitos pelės net žmonių. Jos gudrumo daug įgijo, bet jos bijo katinų. Eina katinas pro šalį, katinėlį, šiandien pas mus. Išsilakstė tos graužikės, jaučia katino nagus. Tuoj pagausiu, tuoj ištyka, kur tos pelės, nematau. Kiek galiu tavęs aš laukti, ko tiek tūnai pasakyk. 3. Miega katinas, aš graušiu, nes nė puslapio neliks. Kai subėgs čia visas pelės, graužti knygą joms pati. Staiga katinas puola pirmąją pelę ir ją sugauna. Pagavau tave, gudruolę. Bėk, bėk, ko tu sustingai? Pirmoji pelė truputį pajudėjusi vėl ramiai tupi. Katinas sugalvoja nusiprausti, o pirmoji pelė to pasinaudojusi pabėga. Katinas puola ieškoti. Kur pelė? Kur ji pradingo? Katinas išbėga iš scenos. Pasigirsta knygos balsas. Koks žiaurus likimas mano, graužia pelės, kaip klaiku. Knygos šimtmečiais gyvena, mirti aš nesutinku. Į sceną ateina šunsargis, jis labai nuliūdęs. Nori man gyventi, alkis spaudžia, vos einu. Aš tikrai surasiu, ką guli šluota čia bekota, guli išmesta knyga. Tuo metu į sceną atbėga katinas. Jis linksmai nusiteikęs, sargis ir iš nevilties paspiria kibirą. Sveikas, sargi, ko iširdęs? Tavo nuotaika gera? Išvaryta visko būna. Atėjau ieškoti klotės, būtų kas neras gerai. Aš dažnai šiam šiukšlyne savo laimėčių surandu. Ką radai dabar, kaulelį? Kurgi kaulas? Kurgi kaulas? Tas ne kur. Nepalikit, pagailėkit. Čia kažkas pagalbos prašo. Man atrodo, tai knyga. Vienas pluošas sėdi rašo, kitas išmeta staiga. Kas nutiko tau, knygelė? Jau lapus apgraužė pelės, išmetė mane vaikai. Nežinau, ne ką sakyti, tai labai blogi vaikai. Jie išmoko paskaityti, o tausoti knygą ne, to nereikia nesakyti. Išeities aš nematau. Išeitis turėtų būti. Pagalvokime truputį. Pagalvosiu, sutinku. Balto popieriaus, pieštukų man reikėtų nemažai. Dar praveržti ir trintukai, ir klijai balti dažai. Matgi, reikia paskubėti, bėkim ir parbėkim tuoj. Pelės vėl pradės siausti. Man jau darosi baisu. Leiskite man pagalvoti, kur surasti tos dažus, o trintuko kur ieškoti. Pas vaikus, gal pas mažus. Ar sutiksite knygelį, eiti pas gerus vaikus, katinėlį žino kelią. Sutinku, blogiau nebus. Katino nėra, be baimės galite atkurnėti čia. Tik prašyčiau neskubėti, nors puta bus nuostabi. Man čia dera ją pradėti. Ką tu čia dabar kalbi? Tu pirmoji knygą grauši. Jūs palauksite eilės. Jeigu taip, per nosį gausi. Nuo tavęs? Ir jos pridės. Kur knyga? Jos nesimato. Kas galėjo ją suryt? Ar nemirsim mes iš bado? Kągi mums dabar daryt? Juk visai dar neseniai čia gulėjo ta gražuolė.
mes ją graužėme skaniai. Patylėkit, man atrodo, katiną aš pamačiau. Ar gerai jauties, Knygutė, ar patenkinta esi? Jau geriau negali būti. Ši diena tokia šviesi. Čia šiukšlynan nebegrįšiu. Aš tave namo parnešiu ir skaitysiu su draugais. Tu vis kelsi mūsų dvasią dar tikrai labai ilgai. Oi, kokia graži knygutė. Ta pati čia ar kita? Ta pati negali būti, ji švari nesutepta. Ar manęs net pažįstat? Ačiū jums. Taip pat sakau. Ta pati, dabar matau. Jūdu pažinau iš tolo. Esate geros širdies. Man pagelbėjot išties. Iš širdies visiems dėkoju. Aš jaučiuosi kaip sapne. Pasakas jums dovanoju. Tik skaitykite mane. Einam pasakų skaityti. Nuostabu mintis, puikia. Mėgstu snausti ir klausyti.